Albanijai. Beveik. Na, iš tikrųjų esame Juodkalnijoje, bet už to kalno jau yra praktiškai Albanija. Ir ten tiesiai. Ir ten tiesiai yra Albanija. Nes mes važiuojam, ieškom kaimo, kur reikia apsistoti. Ir niekaip nerandam kaimo, kur reikia apsistoti. Jau pradėjo žinutę siuntinėti visiems, welcome to Albaniją. Ir dar vis ieškom kaimo. Bet pamatėm labai gražų vaizdelį ir nusprendėm pasifotkinti, nes labai gražiai atrodo. Salikė, dar ten salikė. Žiauriai fainai yra ir važiuosim toliau kaimo ieškoti. Ką matėm? Agne. Kasparai, tu papasako. Kokią dydžią gyvatę matėm. Kur jinai buvo? Gluodeną matėm, gražų, pilką gluodeną. O kur jis buvo? Ant kelio raitės, vos nepervažiavom, bet... Ne. Gerai, buvom keliuku ir pamatėm gluodeną. Agnė išsiganda, bet gluodenas mūsų irgi išsiganda, tai nubėgo, pasislėpė tarp akmenukų. Va, mus jau užėjo ant objektyvą. Restoranas matosi. Agnė, silikus. Kokios įdomybės vyko naktį? Žiogai savo orkestrą pradėjo. Iš pradžių varlės, o po to žiogai, kas būt pagalvoja orkestrų, tokių nerealių orkestrų, tokių didelių. Ir va, dar atėjo kažkokių vabalų išsinerš, nes pilna palapinė išnertų kailių. Ai, va. Palauk, tai gal nėra. Pozuoji prieš kamerą. Va. Ne tiek daug kaip darome natūralų, iš tikrųjų, pedikiūrą, negyvos odos nuėmimą. Juodkalnijos ežere, žuvytės plaukia aplink mūsų kojas ir nuėdinėja. Mes važiavom į vieną miestelį, Vytenis pasirinko kelią nevažiuoti autostradą, o kalnų keliukais. Ir visai nenusivylėm, nes kalnų keliuose radom daug gyvūnijos, o štai atvažiavom iki miesto, kuriame įvairūs aristokratai, monarchai atvažiuodavo peržiemoti čia, nes Cetinije buvo kažkada buvusioje Montenegro sostiniai, būdavo žiemas per daug atšiaurės ir šaltos. Akmeninį tiltą, viena garsiausių šitame miestelyje. Kurį pastatė kas? Kurį pastatė princas Danilo 1880 kažkelintų. Kiek nori? Aš noriu butelį. Mes vieną butelį. Aš du? Tu du ėmėjau? Taip, iš kitur nusipirksi. Tai gerai, po vieną. Tai 4 butelį. 4 po vieną. 4. Ja. Ai, nesytą. Nereikia. Su buonkom. Words of truth, karma. Cetinije. Cetinije yra buvus karališkoji Juodkalnijos sostinė. Čia labai daug išlikę tokių didelės reikšmės pastatų, kaip buvusios ambasados, vienuolynas, prezidentiniai rūmai. Čiažus su savo nameliais įdomiais ir toks mažiukas ganėtinai, kaip Kuršėnai.